Sveiki atvykę į 5-ąją Java programavimo pamoką. Šiandien susipažinsime su sąlyginiu sakiniu if. Tai yra tiesiog veiksmas tikrinantis, ar kintamasis tenkina tam tikrą reikšmę, ar tiesiog palyginantis dviejus kintamuosius. Visų pirma, sukurkime kintamąjį amžius, priskirkime reikšmę, tarkim, 15. O dabar parašykime sąlyginį sakinį if. Java programavimo kalboje tai atrodo maždaug taip. Visų pirma eina raktinis žodis if, tada skliausteliuose rašome sąlygą. Šiuo atveju, jeigu amžius daugiau už 18, tarkime, tada programa vykdys šitą sakinį ir jį atspausdins system out println. Jūs galite užeiti. Tačiau gali būti, kad mūsų amžius mažesnis už 15, kaip šiuo atveju. Tada programa pradės vykdyti else sakinį. Ir tiesiog atspausdinkime else sakinyje out println. Jūs užeiti negalite. Dabar tiesiog paleidžiame programą, galbūt kam nors bus aiškiau. Ir štai mums rašo, jūs užeiti negalite. Taip yra todėl, kad štai čia įstatytas kintamasis amžius, kuriam priskirta 15 reikšmė, ir tiesiog 15 nėra daugiau už 18, todėl negali vykdyti šito sakinio ir eina į sekantį else sakinį, kuris tiesiog liepia išspausdinti ant ekrano, jūs užeiti negalite. Tai pati paprasčiausia situacija, tiesiog gali būti nebūtinai daugiau, gali būti mažiau ženklas. Gali būti, kad sąlygoje tiesiog tikrinama, ar amžius lygus tam tikram skaičiui. Šiuo atveju, jeigu amžius lygus 18, tada spausdins jūs galite užeiti. Bet jeigu amžius nelygus 18, jūs užeiti negalite. Ir tiesiog pakeiskime amžių į 18 ir paleiskime programą. Ir štai matome, spausdina, jūs galite užeiti. Tačiau jeigu pakeisime amžių į 54, tarkime, spausdins, jūs užeiti negalite. Yra dar viena situacija atvirkščia lygumui, tiesiog tikrina, ar tas kintamasis nelygus tam tikrai reikšmiai. Ir tai atrodo štai taip. Dedama šauktukas ir lygybė. Tai reiškia, jeigu amžius nelygus 18, tuomet spausdins štai šitą sakinį. Jūs galite užeiti, tačiau jeigu amžius bus lygus 18, spausdins sakinį, jūs užeiti negalite. Paleiskime programą. Ir štai spausdina, jūs galite užeiti. Tačiau pakeitę amžiaus reikšmę į 18, ir vėl paleidę programą, matome, jūs užeiti negalite. Be visų šių veiksmų gali būti daugiau lygų, mažiau lygų. Tiesiog vėl paleiskime programą. Pavyzdžiui, šis sakinys tikrina, jeigu amžius mažiau arba lygus 18, reiškia, jūs galite užeiti. Ir šiuo atveju jūs galite užeiti. Tačiau jeigu nuimsime lygybės ženklą, štai spausdins, jūs užeiti negalite. Tai tiek apie visą tą sąlyginį sakinį. Galbūt galėčiau dadėti, kad nebūtinai galime šiose, tarkim, else sakinėse arba pagrindinėme vykdymo sakinyje rašyti spausdinimo komandą. Tai gali būti, kad ir kintamajam suteikti kažkokią tai reikšmę. Tarkim, kad jeigu amžius mažiau už 18, tada amžius bus lygu, tas kintamasis, kurį jau turim, amžius -1. Čia tiesiog pavyzdys, galbūt labai logiškai netrodo, kadangi mes kintamai pasivadiname amžius. Tačiau tiesiog norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad šiuose sakiniuose else ir then gali būti ne tik spausdinimo komandas, ir tai vėliau sužinosite galbūt daugiau.
kadangi mums reikės visų tų if, else sakinių. Na, tai tiek šioje pamokoje. Jeigu kilo neaiškumų, klauskite, atrašysiu. Na ir tiesiog iki susitikimo kitoje pamokoje.